Pirmas skrydis iš 3 pasiekti Indiją per 40 valandų. Esame Malagos oro uoste, praėjom apsaugas. Toks didelis oro uostas. Žmonelė, važiuojam. Aiškinasi, sako, aš eisiu ten, ne, eik ten, nesąmanas, čia tu šneki gamba. Nežinau, liolikas. Taip dirba ispanai. Sėda telefoną, blėt. Tu turi, blėt. Dirb, kokui. Ale, čia aš dirbu prie šitą instrumentą. Atsisėdęs žaidžiu, blėt, telefoną. Prisėdom jau. Kartu, kaip visada. Batukus įsimovim, ventiliacijai, kad smagiau kojas nesuprakaituotų. Prie tualeto smarviai nesijaus, gal taip paskutinė eilė va. Va, atvykimas Budapeštą, nieks nepasitiko. Sad face. Atvykome į Vengrijos Budapešto oro uostą. Va, miega, žmona jau guli. Žodžiu, čia turim pakrovėjo rozetę, tai čia vat ir bazuosimės iki rytojaus 12 valandų. Čia dabar pirmą valandą. Jau? Ja. Va, čia išmiegojau kokią valandą. Buvo labai ramu ir labai gerai, kur vaikai nepasipylė ir pradėjau urgst. Čia mes įsikūrėm. Įsikūrėm, va, batus pasidėjom, va, darbo vietą, virtuvę. Nu viską. Budapešto oro uostas. Nu, ir atein kažkokie vaikai rytą į mūsų namus. Tiesiogiai. O taip net nepranešė. Ir liūtas karalius yra piktas. Biškį. Va. Darome sumuštinius. Ir atradau, kad vaikučių kambarį vystymo yra mikrobangė mišinukai pasi. Tai va taisim pasišildyt. Tai va eisiu sumuštinius tokius karštus pasidaryt pusryčiam. Va. Aš sakiau, šitą mikrobangę nepanaudosiu. Mikrobangę. Bandom. Sumuštiniai šilti karšti iš mikrobangės. Prašom, įvertinkite. Kaip pašilo minutė mikrobangė. Šilta gerai. Šilta gerai. Tamsada gerai. Okay. So, rytinė kavytė, jau pusryčiai pilni praktiškai. Laukiam toliau, kiek dabar 6 valandos, dar nėra po 5:16, tai iki pirmos dar laiko turim, kaip sakoma. Praėjom dar vieną security Budapeštą, check-in, check-out. Ir dabar čia yra Vengrijos duty free. Va, kaip oro uostas, čia va, sukulka vaizdą. Prašom, čia viršutinė terasa yra. Va, kokios eilės net į sports barą. Mūsų lėktuvas. Abu Dabi. Dar nerodo. Va, praėjom dar vieną pasų kontrolę jau į tarptautinius skrydžius. Ramuma. Mūsų skrydį paankstino 10 minučių. Būna taip. Da, to ne, ačiū. Va, būdelę radom. Čia vadinasi tylos būdelė, užsiimsim ofisas bus šiandienai. Yra va, puikus vaizdas pro langą, negalima rūkyti ofise. Va, yra rozetkos. Žodžiu, ventiliacija, viską šviesa, USB, tinklo kabelį, o net gali internetui pasakoti. Žodžiu, čia ir įsikursim. Prašom prisėsti, darbo diena prasidėjo į ofisiuką. Va, norėjau pafilmuoti, kaip į Šanchajų krauna krovinius iš Budapešto. Va, tokios dėžės yra ir į lėktuvus nuveža va ant tokių platformų.
Pėstuva tokiam žirklėm užkrauna ir įvažiuoja į krovinių skyrių. Tai va, toksai reportažas, kaip pakrauna lėktuvus į Šanchajų. Ten viršininkė vaikštava, ten reguliuoja. Tas tai prieš tai šoko, dabar jau nebešoka. Va, tokios linksmybės. Nu, tai va, praėjom apsaugas. Reikėjo įkišt lagaminą. Sunkiai sekėsi, bet pavyko. Ir va, jau mūsų lėktuvas. Skrisim į Abu Dabį. Abu Dabis 6 valandos skrydžio nuo Vengrijos. 5-6, nežinau. Tai va, boardinsimės. Lesznek a járat vezető légiutas kísérője, és kérem engedjék meg, hogy bemutassam. Va, jau įsilaipinom prie padurų, paleidom. Va, koks oro uostas, išėjęs, marmuras pilna, va. Galingas toks atrodo. O kokia Abu Dabio siena. Nedirbtinės gėlės, nes džiūna. Grožis. Abu Dabis dar neišėjom. Abu Dabis, didelis oro uostas. Saudat, kaip čia pasiekti pasodinti, pažiūrėti? Nu, čia darbo yra. Aikta. Va, išėjom Abu Dabio oro uostai yra va tokia padaryta sodsalė. Balutė, tvenkiniukas, viską. Didelis, labai didelis oro uostas Abu Dabio yra. Tai yra čia atrodo ant žemėlapio žiūri netoli nueit. O, palma prisodinta. Netoli nueit kokią kavinukį ar ką. Tipo pasižymi, pyst žiūri 2 valandas. Va, 3 aukšte oro uosto yra toks va tipo akvariumas, tai liftai apvilkti su tokiu ekranais, blemba, afigienai atrodo, šiaip niekur dar nematęs, tokia buvo meno kūrinys, blemba. Nu, čia yra ką, daug tų ekranų, net kaip Akropolis Lietuvoje. Ir ką veik galvojam, tai sugalvojam kino seansą pasidaryti. Bet sustumėm trolį. Puikiai kompas va telpa, Gladiator žiūrėsim, niekad nematė va. Nu, jau buvom kur filmavo. Tai va. Žodžiu, toks patarimas, jeigu arabiškose šalyse, musulmoniškose, jie kadangi ne šiaip prausėsi su šituo, nenaudoja tualetinio popieriaus, tai būna tualetai visi pilni vandenio aplietę, ne? Ir nesmagu lipti ant tų tualetų, atsisėsti, jeigu nori reikalus padaryti. Tai vat atradau, kad galima eiti, kur yra vaikų vystymo kambarys, ten dažniausiai tualetas ir nenaudojamas, jeigu toks vienas yra. Tai oro uostą radau tokį variantą ir labai puikus tualetas, švarus, nieks nenaudoja, praktiškai privatus. Tai va, Abu Dabio oro uostas iš lauko ryte, didelis, galingas, modernus, bet su mažai pasikrovimo taškų, mažai kur miegot. Žodžiu, nepritaikytas ilgam laukimui, nerekomenduotina. Žodžiu, jeigu turite ilgą laukimą, šiaip labai gražiai sutvarkyta. Per gražiai. Nuobodžiai viskas sutvarkyta, mašinos juodai baltos ir viskas juodai balta plius žalia. Kas mėgsta stilių, tai puikiai patiks Abu Dabis, nes vien tik balta, pilka, juoda. Balta, pilka ir juoda. Minimalistiška, bet ekstravagantiška. Tai žodžiu, pagaliau gavom boarding pasus. Pirmą kartą gyvenime esam tokie laimingi su boarding pasais, nes galim praeiti pro security apsaugą ir būti kaip normalūs žmonės. Pamiegot, atsisėst, pavalgyt. Gal, nežinom dar ką rasim už to security, bet tikimės. Marija, ne tik vieną kartą. Dar žodžiu vizų nebuvom Indija, varant atsispausdinę, buvo parašyta, kad e-mailą atsispausdinto, ten reikėjo atsispausdinti, nuėjus į puslapį, tai oro uostą atspausdino, vienas lapas €1,70. Bet mes laimingi, kad kažkas spausdino, po to nuėjo, mūsų laukia, nors užsidarė, tai
puikioji, žodžiu. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Va, 400 eurų parfumas. Čia va jau ir yra Arabų Emiratuose brangiausia. Va. Nu, nusipirkom valgyti, po 10 eurų sumokėjom, tai čia pigiausia. Čia 20 eurų. 20. 20 ryžiukai, bliniukas, Bet avinžirniai. jau nuo duonos tai vemt noris. Ir Nuo duonos ir cheminės dešros tai jau apsivemt galima. O kodėl tu paėmė su daržovinės Nes ten mažai vištienos, o dirhamų daugiau. Ne. Va, prie vartų jau tai dauguma šiaip yra indų. Visi jau pratinkimės. Į Indiją varom, nes viens kitas šviesesnis žmogus. Va, viens kitas. Šiaip tai 90% indai pagal išvaizdą ir galvos kratimą. Mokinuosi, kaip būti vietinė Indija. Gali. Va, lėktuvas kaip garuoja, pirmąsyk taip matom. Kažkaip įdomi, va, gerai eina. Šalda čia turbūt. Va. Vienas laipsnis į tunelį ėjom iš karto šnumą Jaučiasi. Ten šaldė lėktuvą. Jaučiam, kad šilta bus. Va, kondicionieriai veikia. Einam į immigrationą. Pučia ir vedina Trivandrumo oro uostą. Nei vienas vyras neužsienio. Aš juos praleidžiu ir jie sako, ne, eik. Visi praleidžia, visi malonus. Na taip. Čia kaip princesė tikrai jausiais. Taip. Ne tik savo vyrui.